Ar, kai eidavo džiudukais, ką jūs duodavo? Visų pirmiausia, mes užgavėnėm su vaikais pradėdom ruoštis jau iš anksto, darydavom mes kaukės įvairiausias ir sutardom, ką mes vaizduosim. Dažniausiai mes vaizduodavom ubagus, vaizduodavome mes atvykėlius iš kitų šalių, tai dažniausiai jau, ir persirengdavom įvairiausiais drabužiais. Jeigu ubagai, tai visus lopas ant lopo būdavo, aš būdavau mama, o ten būdavo mano visi vaikai. Na ir mes tokius poterius išmokdavom, prašydavom, kad duotų lašinių, jeigu neturit lašinių, bent kruopų, ten įvairiausių, va tai prisigalvodavom įvairiausių dalykų. Ir mūsų lankytinos vietos būdavo. Visų pirmiausia, mūsų direktoriai išleisdavo iš pamokų anksčiau. Mes ateidavom, visą mokyklą apeidavom, visas klases apeidavom. Ką duodavo, tas būdavo gerai. Toliau eidavom mes į ambulatoriją. Galiu papasakoti vieną nutikimą, kaip mes gydytoją Kazakevičiūtę išgąsdinom labai. Ir žinot, tai vienas vaikas įbėga į ambulatoriją šaukdamas, gelbėkit, o aš einu vaiką nešina ant rankų. Sakau, greitai kvieskit daktarę, greitai vaikas nusnolpa. Paguldžiau ant sofos, o ta mergaitė niekurus, taip nejuokės, nei nieka, tokie, žinokit, ramiai išmiegojo daktarė Kazakevičiūtė ateina, Jėzau, ką dabar daryti, Jėzau, ką dabar daryti, aš nežinau, dabar tas vaikas pradėjo juoktis, jis įganda nusispjovė. Toliau eidavomės į seniūniją visada. Seniūnijoje pas socialinę darbuotoją būdavo mūsų taškas jau ten. Na ir prašydavo aš visada pašalpų vaikams. Tai visada mus pavaišindavo blynais, saldainiais, sausainiais duodavo ir pinigėlių. Toliau mes eidavome pas seniūną. Pas seniūną prašydavau aš visada, kadangi būdavau daugiavaikė mama, prašydavau buto šeimai savo. Nueidavom mes ir į paštą, ir į vaistinę, užeidami bet kurią parduotuvę, visada mus visur priimdavo ir vaišindavo. Ir pasakysiu vieną paslaptį, kodėl. Todėl, kad mano vaikai buvo išauklėti, jeigu vaišindavo mus, paimdavo tik po vieną saldainį ir padėkodavo. Jeigu duodavo pinigėlių, paimdavo pinigėlius ir padėkodavo. Pasidalinti mokėjom visi. Ir visada pasakydom, ačiū, viso gero, mes ir kitais metais ateisim pas jūsų ir visada mus pakviesdavo. Pakviesdavo todėl, kad mes nereketuodavom, neprašydavom, kad mums pridėkit ko nors daugiau, bet paėmom po vieną saldį, sakom, ateis pas jūs daugiau vaikučių, turėsit kom pavaišinti, ačiū, mes daugiau neimsim. Mes būdavom kultūringi. Mes apsukdavom daug ir mokinių tėvai laukdavo mūsų, vaišindavo mus kogeliu, vaišindavo mus ir saldainiais, ir močiutė senos mus įsileisdavo, ir prašydavo pašokti, prašydavo padainuoti. Visur mes turėdom savo programą, visur mes, kiekvienas turėdom savo vaidmenį ir visą tai atlikdavom pas žmonės. Todėl mus visada priimdavo. Kaip šventėte Kalėdas? Seniau Kalėdas švęsti, kaip čia pasakius, nelabai tekdavo, gal taip jau ir garsiai. Jeigu valgydavom kūčias, tai visada langai būdavo užtemdyti užuolaidom, kad niekas nepamatytų, kad niekas nepaslėptų, pasislėpę, kad niekas nepastebėtų. O tokia tradicija valgyti kūčias tai nuo seno pas mus buvo. Ir Kalėdas švęsdom, bet tai būdavo visada darbo diena, reikėdavo eiti į mokyklą, mums tokių švenčių anksčiau nebūdavo, kaip dabar, kad yra švenčiamos Kalėdos.